Ar galvojai, kaip dažniausiai moksleivis renkasi profesiją? Tavo galva pilna įvairiausių mitų ir minčių. Tačiau kas formuoja mintis ir kuria mitus? Didžiausią įtaką daro televizija ir filmai. Tave nuolat atakuoja reklama, o kur dar tėvų ir draugų nesibaigiantis samprotavimai. Kai ateina dokumentų pildymo diena, kaip moksleiviai renkasi profesiją? Fox atliko tyrimą. Moksleiviai dažniausiai remiasi mitais ir renkasi populiariausias ar neva pelningiausias profesijas. Neretai būna ir taip, kad paskutiniai žodį taria tėvai arba visa atsakomybė paliekama fortūnai. Na, žinote, stosiu ten, kur priims. Vos 12% jaunuolių būsimą specialybę renkasi remdamėsi realia patirtimi. Kokios pasekmės tavęs laukia? Visų pirma, teks studijuoti tai, kas nepatinka. Dėl to nukentės rezultatai. Darbe nepakaks žinių ir noro dirbti. Nes bus paprasčiausiai neįdomu. Visuomeniai tai tikrai neišeis į gerą. Tačiau viskas gali būti kitaip. Tau turi patikti tai, ką studijuoji. Darbas turi vežti. Tik taip jo efektyvumas sieks aukščiausias viršūnės. O šalies ekonomika augs greičiau. Yra sprendimas. Specialybių mugė 2012. Unikali galimybė akis į akį bendrauti su savo srities profesionalais. Iš pirmų lūpų sužinosi apie karjeros perspektyvas, vykdomus projektus, reikalingas charakterio savybės, darbo privalumus ir trūkumus. Kaip atrodo įprasta vieno ar kito specialisto darbo diena. Renginys vyks World Cafe principu. Turėsi galimybę pabendrauti su 3 skirtingų specialybių atstovais ir išpešti iš jų kuo daugiau naudingos informacijos. Pernai viešąjį administravimą pristatė Tauragės meras. O politikos mokslų paslaptis atskleidė Seimo narys. Sužinok visą tiesą apie 3 pasirinktas specialybės. Pakviesime ir studentų, tad studentavimo ir studijavimo ypatumai bus kaip ant delno. Renginio trukmė 3 valandos. Rūpinkis savimi.